Kaip sukurti Windows XP automatizuoto diegimo įkrovos instaliacinį diską. Tam naudojama programa Enlight. Spaudžiam Next. Nurodom, kur yra laikomi Windows XP operacinės sistemos diegimo failai. Tai gali būti kompaktinis diskas, primauntintas ISO diskas ar tiesiog kažkokiam tai katalogė esantis instaliacinis diskas arba jo kopija. Svarbiausia, kad būtų i386 katalogas, kuriame yra saugomi visi pagrindiniai instaliaciniai failai. Taip, yra informacija. Pateikiama, kad čia yra Windows XP Professional, anglų kalbos, Service Packas 2. Taip, ir kokiu užima vietą. Taip, spaudžiam Next. Dabar mes galim įsimportuoti kažkokią tai būtent prieš tai sukurtą sesiją. Kitaip tariant, Enlightas saugo nustatymus savo ini failuose ir juos mes galim užsikelti, jeigu turim iš praeities, kad nereikėtų visko vėl iš naujo kurti. Kadangi dabar kursim naują instaliacijos nuostatų failą, todėl spaudžiam Next. Taip, čia reikia pasižymėti, ką mes galim daryti. Sistema leidžia įdėti Service Packą, todėl mes jį pažymime, mes dėsim naują Service Packą, leidžia įdėti atnaujinimus ir programas, kurios yra Enlight'e, vadinamus add-ons, būtent add-on priemonėmis yra kuriamos programos. Taip, integruosim tvarkyklės, pasižiūrėsim su komponentais, ką galima pašalinti. Darysim viską unattended, tai reiškia, kad be vartotojų įsikišimų automatiškai viskas bus daroma. Pasižiūrėkim, kas yra, kokias savybės galima atjungti, ką galima tweak, tai kitaip tariant, vėlgi pakeisti naudojant registrus ir sukursim būtinį ISO failą, iš kurio įrašę kompaktą galėtumėm instaliuoti Windows XP automatiškai. Taip, spaudžiam Next. Dabar informacija yra tokia pateikiama, kad yra šitame instaliacijos diske integruotas Service Pack 2. Dabar yra naujausias Service Pack 3 su dar keletu atnaujinimų, todėl mes spaudžiam Select. Taip, ir nurodom kelią, kur yra Service Pack 3. Numeris 3, visas instaliacinis atnaujinimų failas. Taip, pažymimi, spaudžiam Open ir palaukiam, kol sistema išskleis visą šito failo turinį ir integruos į mūsų kūrimą naują Windows XP instaliaciją. Šitas integravimas užtrunka šiek tiek ir reikalinga atlikti keletą veiksmų. Pirmas veiksmas yra išskleidimas šito archyvo, kuriame yra Service Pack 3 duomenys. Antras veiksmas, būtent konkreti integracija į instaliacinę disko failus ir pakeičiami tie failai, kurie turėtų būti pakeisti integracijos metu. Taip, Service Pack numeris 3 buvo sėkmingai integruotas į mūsų
instaliacijos diską. Taip, spaudžiam Next. Čia galima įdėti visus atnaujinimus naujausius, jeigu norim integruoti juos, nurodant į kitų failų, arba programas. Enlight'e naudojamos add-on tipo instaliacijos programas. Jų galima parsisiųsti iš interneto Enlight add-ons puslapyje arba tiesiog Google paieškos laukelėje įvedant informaciją Enlight add-ons. Demonstracijai mes integruosime dvi programas, Skype ir Firefox, kurios bus automatiškai įdiegiamos be vartotojų įsikišimo instaliacijos metu. Operacinės sistemos instaliacijos metu. Taip, spaudžiam Open, taip, Insert, taip, ir pažymim Firefox ir Open. Eiliškumą galima keisti naudojant šias rodyklės. Tai dabar pirmiausia bus įdiegiamas Firefox'as, kita programa, kuri bus diegiama automatiškai, yra Skype. Spaudžiam Next. Galima integruoti tvarkyklės. Taip, rekomenduotina naudoti multiple driver folder, kad kiekvienam driveriui būtų skirtingas katalogas, kad nebūtų jie per vieną maišomi. Taip. Galima integruoti visus įmanomus šiai operaciniai sistemai driverius. Tai gali būti spausdintuvo, garso, vaizdo, visų kitų įrenginių, taip pat tunerio ar dar kažkokių įrenginių, kurių tik reikia. Dabar mes integruosim NVIDIA vaizdo plokštės driveris. Tai pažymim NVIDIA, spaudžiam OK. Taip, dar kartelį pažymim, kad supratom, kokia informacija yra pateikiama ir kokius driverius mes diegsim. Galima, jeigu daugiau, pažymėti All ir spaudžiam OK. Vat, tvarkyklė integruota. Spaudžiam Insert, multiple driver ir tuo pačiu mes galim integruoti SATA driverius. Kaip žinote, naujiesiams kietiesiems diskams ne visada pavyksta būti aptiktiems Windows XP instaliacijos. Problema tame, kad sistemos instaliacija neranda SATA kontrolerių, kuris yra įdiegtas pagrindinėje plokštėje ir valdo SATA kietuosius diskus. Tai aktualiau yra nešiojamų kompiuterių savininkams, bet kartais būna ir stacionarių kompiuterių, kur neaptinkamas SATA kontrolerio driveris. Taigi, jį galima parsisiųsti iš kiekvienos pagrindinės plokštės gamintojo puslapio, susirandant SATA drivers arba storage drivers. Taip, spaudžiam OK. Taip, spaudžiam OK. Ir čia yra pateikiama informacija, kokie driveriai yra įdėti į šitą failą, kurį mes dabar integruosim SATA driverių failą. Kokius kontrolerius palaiko. Tai čia reiškia yra informacija apie kontrolerius, kurie yra pateikiami šitame sąraše. Mums reikia pažymėti visus. Geriausia, nes tada tiks visiems šitas instaliacinis diskas su integruotais SATA driveriais, visiems kompiuteriams, kurie turi tokius kontrolerius. Spaudžiam OK ir matom, kokios tvarkyklės bus integruotos. Spaudžiam Next. Taip, čia yra kokius galima komponentus padaryti kartu su operacinė sistema, kad jie veiktų. Įdėti Internet Information Service, Internet Explorer atnaujinimus, kameras, sakykime, tą mes galim nenaudoti. Taip, toliau komponents. Čia galima atjungti, kokie komponentai bus ištrinti arba pašalinti, kitaip tariant, iš įkrovos disko. Ir instaliacijoje tų komponentų nebus. Tarkim, mums nereikia briefcase'o, nereikia šito, tarkim, nenorim žaidimų, kad reiškia dabar mes ką pažymim, tas bus išimta iš instaliacinio disko ir šitame diske nebebus. Ir po instaliacijos žaidimų nebus instaliuota.
O tą galima atžymėti, reiškia tą, ką mes atžymim. O labai populiaru atjungti, tarkim, jeigu mums nereikia jokių kitų universalių driverių Microsoft'o, tiesiog turim savo driverių kompaktą, juos suintegruojam ir atjungiam visus nereikalingus driverius, kad neužimtų tiek vietos. Nu ir taip toliau ir panašiai. Čia galima būtent pasižiūrėti ir išimti tas, kas reikalinga. Tai yra, kad kas reikalinga išimti, kitaip tariant, kas nereikalinga palikti. Reiškia, visą tai, taip mes galim konfigūruoti operacinę sistemą, kad po instaliacijos jinai būtų tik tai tie komponentai, kurie mums yra reikalingi. Spaudžiam Next. Unattended puslapyje šitame puslapyje mes pirmiausia unattended mode turim pasirinkti fully automated. Nes galima, kad reiškia bus tik tais paslėpti kažkokie tai puslapiai arba dar kažkokie dalykai, o svarbiausia pasirinkti būtent fully automated, kad nieko vartotojui nereikėtų spausti. Toliau, galima pasirinkti program failų. Standartiškai bus program files arba custom, galėtumėm nurodyti kokį tik norim, nes sistema leidžia pakeisti. Lygiai taip pat mes galim pakeisti data execution prevention nuostatus į būtini. Standartiškai yra pagal nutylėjimą opt-in, bet galima kažką tai pakeisti pagal situaciją. Taip, įrašom serijinį numerį. Ta, kurį turim, ir sistema jį automatiškai suves ir vartotojui nebereikės jo vesti rankiniu būdu. Galima išjungti iš karto ugnesinę, išjungti hibernate funkciją, įjungti arba išjungti system restore ir nuostatas, kiek laiko ir kaip bus daroma su system restore. Taip, run once. Čia galima įdėti bat skriptuką, kuris pasileis tik po instaliacijos. Tarkim, jis gali būti panaudojamas temp išvalymui po instaliacijos ar dar kažkam. Users. Šituo punktu galima sukurti vartotojus, kurie iš karto bus sukurti operaciniai sistemai ir jų atskirai nebereikės kurti. Pavyzdžiui, galima jam iš karto ir slaptažodį suteikti, jeigu reikia, ir parinkti jo grupę, ar jis bus administratorių grupiai, ar power userių, ar tiesiog tai paprastas vartotojas. Čia galima iš karto parinkti, kiek jo slaptažodis galios, kad jam reikės pasikeisti. Ir autologon. Autologon mes galim nurodyti, kokiu vartotoju iš karto sistema prisijungs. Jeigu, tarkim, reikia iš karto prisijungti, tarkim, vartotojų administratorių, tai galima ir nurodyti, kad sistema tik užsikraus iš karto prisijungs administratorių, o Donatas ir Bukelis galės jungtis, kai administratorius išsiregistruos. Taip, owner and network ID. Šitoje vietoje galima surašyti kompiuterio vardą, darbo grupę, organizaciją. Reiškia, bus automatiškai suteikiamas kompiuterių vardas, priskirta darbo grupė. Nereikės tų nustatymų vėliau keisti. Regional. Čia galima parinkti laiko zoną, Vilnius, klaviatūros nustatymus, tinklo nustatymai.
galima iš karto nustatyti custom ir nustatyti, kokie IP adresai bus suteikiami kompiuteriui. Tai dažniausiai naudojama tuo atveju, jeigu konkrečiam kompiuteriui, kuriam darom instaliacinį diską, reikia statiškai visą laiką suvesti adresus, o ne iš DHCP serverių jie yra gaunami. Desktop themes. Čia galima iš karto parinkti, kokia bus tema. Arba pridėti dar skirtingų temų, kurias galima parsisiųsti iš interneto skirtų Windows XP operaciniai sistemai. Dabar būtų Windows klasikinė tema, dabar Windows XP ir temos spalvos, šrifto dydžiai, ikonų dydžiai ir taip toliau. Automatic updates. Čia galima koreguoti automatinius atnaujinimus. Pavyzdžiui, gali būti jie atsiunčiami ir instaliuojami arba visiškai išjungti. Display. Šitoje vietoje mes galim nustatyti ką? Spalvų dydį, rezoliuciją, kurią iš karto bus pritaikyta monitoriui po instaliacijos. Aišku, čia reikėtų elgtis atsargiai, jeigu darom universalesniam naudojimui, tai tokios didelės nereikėtų rinktis, nes ne visi monitoriai galbūt tiek palaiko, o jeigu konkrečiam atveju, tai jokių problemų. Galima parinkti, tarkim, mažesnį. Ir čia yra skleistinės dažnis. Būtent irgi iš karto galima parinkti 85, 100 ar 75 priklausomai tiek, kiek palaiko monitorius. Aišku, jeigu instaliacija bus ruošiama naudoti ant skystų kristalų monitorius naudojamų kompiuterių, todėl tada jau aišku reikėtų truputėlį mažinti, bent jau 75. Nu, sakykim, čia yra konfiguracijos reikalas. Kaip nuspręsite, kokį įkrovos diską daryti ir kaip jį sukonfigūruoti components. Čia mes galime įdėti Internet Information Service arba ne. Na, sakykim, jo galbūt ir nereikia. Taip, spaudžiam ne. O taip, praleidom pavadinimą. Next. Čia yra tam tikros savybės. Pavyzdžiui, mes galim nuimti presinį key, kad įkrautųsi iš kompakto. Mes galim, kad jis nuimti, kad nebetikrintų, tarkim, kieto disko arba atminties reikalavimų įkrovos metu. Galim pakeisti Documents and Settings, sakykim, katalogą į kokį nors, tarkim, dokumentai ir viskas. Galim Windowsų katalogą pakeisti, tarkim, į Win XP ir panašiai. Taip, spaudžiam Next. Čia yra tie tvykai, tai yra tie nustatymai, kuriuos galima papildomai iš karto nustatyti, nereikėtų jokių registrų redagavimų vėliau. Pavyzdžiui, desktop. Nu ir ką yra? Pagal nutylėjimą tik suinstaliavus Windows XP tiek interneto, tiek My Computer ikonėlės ant darbalaukio nėra. Mes galim iš karto nustatyti, kad tik užsikrovus, tai yra tik suinstaliavus kompiuterį, šitos ikonėlės būtų. Galim šiukšlinę, pavyzdžiui, paslėpti iš karto, kad šiukšlinės nebūtų. Tarkim, Exploreryje. Kokius dalykus rodyti? Kad rodytų command promptas, kontekstinė meniu, kad klasikinis, tarkim, control panel vaizdas būtų. Iš karto autoranai būtų visi, reiškia, uždrausti, kaip pavyzdžiui, interneto naršyklė. Tarkim, galima iš karto nurodyti, kad būtų google.com kaip namų arba startinis puslapis. Start menu. Start menu galima nurodyti, kas bus vaizduojama. Tarkim, reikia mano kompiuterio ar nereikia, kad vaizduotų start menu. Taip. Užduočių juostos nustatymai. Standartiškai jis būna užrakintas, mes galim jį atrakinti, kad nenaudotų kalbų puslapio, jeigu nereikia.
begalės kitų nustatymų. Services. Čia galima atjungti arba kitaip sukonfigūruoti visų servisų, kurie bus įdiegti startavimo būdą. Pavyzdžiui, Messenger pagal nutylėjimą visada jis yra uždraustas. Jį reikia rankiniu būdu pajungti. O jeigu, sakykime, situacija to, kad mes visada norim naudotis žinučių siuntimų tinkle, tai 2 kartus paspaudžiam, tol, kol atsiras automatika. Tada šitas servisas startuos automatiškai. Jeigu, tarkim, kompiuterį nėra spausdintuvo ir jis niekados nebus įdiegtas artimiausiu metu, tai mes galim susirasti Printer Spooler servisą ir jį lygiai taip pat užsidrausti ir jo nebebus ir jis automatiškai nestartuos. Būtent jau čia po instaliacijos, ne tai, kaip mes mokėme servisus atjunginėti. Taip, spaudžiam Next, visus savo pakeitimus mes padarėm reikalingus ir spaudžiam taip, kad integracijos procesas būtų pradėtas. Taip, palaukim, kol viskas bus įvykdyta. Priklausomai nuo to, kiek pakeitimų yra nustatyta, tai gali užtrukti pakankamai ilgai. Va ir matom proceso eigą. Ir praktiškai mūsų disko integracija artėja prie pabaigos.
viskas baigta. Ir matom statistiką, kad padidėjo mūsų šito instaliacijos disko dydis nuo 400 ten su viršum megabaitų iki 500. Reiškia, įdėtas driveris už 30 megabaitų ir programos. Taip, spaudžiam next. Taip, ir mes galim ką? Tiesiai rašyti kompaktą arba prieš tai ištrinti, tarkim, perrašomą kompaktą. Dabar mes naudosim create image, kad sukurtų ISO failą. ISO failo labelas, tai yra pavadinimas XP. Nu, tarkim. Taip. Ir spaudžiam make ISO. Nurodom, kur bus saugomas ISO failas, kuris bus sukurtas, ir pavadinimą. Windows XP install ISO. Ir spaudžiam save mygtuką. Ir palaukiam, kol bus sukurtas ISO failas, kurį vėliau bus galima įsirašyti kompaktinį diską ir naudoti diegimui. Viskas. Mūsų darbas baigtas. Next. Ir finish.